O, jau filmuojam. Sveiki, čia ir vėl Minecraft kanalas ir šiandieną jau antroji dalis. Taigi išeiname, matome kauliuko. Kažkaip nudvėsia čia kažkas. Taigi šią dieną mes visų pirma, mūsų dalyse mes pasigražintim savo namą didesnį ir užsiauginsim ten, kad valgyt turėtume daržovių visokių, norėjau pasakyti, tik tai javų, ne daržovių visokių. Ir mes šiek tiek prasiplėsime, po to mes galėsime žaisti visokių nesąmonių. Bet tai irgi bus puiku. Taigi šiandieną mes padarysim taip. Aš esu sugalvojęs puikią idėją. Tokią, nežinau, pirmą mes paskirsim medienos, o aš sugalvojau labai įdomią idėją savo namui. Taigi mes pamėginsime ją padaryti. Ir aš toj pasakysiu, kokie jinai bus. Nes namą visą laik tokį patį atsibosta gaminti. Tep. Ak, tie medeliai. Kad taip realybėj greit kirstus. Na, su dinuku man dabar nelabai tai reikia, tai nerinksiu. Gal vėliau. Taigi. Taip. Pam. Mes turime medienos. Ir mums reikia geležies. Na, visų pirma, man atrodo, mes našykim savo teritorijas šiek tiek, kad gal rasime geležies, nes, pavyzdžiui, tokie. Na, čia mačiau jau geležies nėra, bet va ten papačią mes neišnagrinėjome. Taigi aš pasigaminsiu pagaliukų, pasigaminsiu deglų 16 ir einam žiūrėt, kas čia yra. Ajataus, kaip išsigandau, žinokit. Štiš. Ne. Ką čia gera bus, man jau baisu. Čia nieko apie vandenį nėra. Nieko. Kaip sviestų patapti. Geležies jau turime. Puiku. O jie turi kiek daug, 7. O nu jie tau kokios turi vė. Laukit. Ai, išleist. Užsidengiamas tas rovė. Taip. O čia daugiau nebėra. Nu, liktis, ne. Nieko, taigi, žiūrėkit, mes taip labai šauniai atradom geležies iš karto. Šitą mažrėlį išvalę. Labai gražus kalnai jau taip. Taigi, aš greitai jums pamokysiu, ką padaryti. Taigi, aš sugalvojau nukeliauti į pragarą, nes mes radome lavos. Ir tą progą mes nukeliausime į pragarą. Nes aš jums pamokysiu, kaip galima iš vieno kibiro ir lavos ežerėlio pasigaminti portalą į pragarą. Kitaip jisai vadinamas ne pragaras, o nefer angliškai. Nes pragaras tai čia kaip panašiai atrodo. Na, nesvarbu. Taigi, mums reikia kibiro dabar. Nes aš pragarė yra 3 nauji blokai. Tai yra toksai šviečiantis smėlis, sielų smėlis ir pragaro akmuo. Taigi tas pragaro akmuo yra toksai raudonas akmuo, taigi aš iš jo sugalvojau pastatyti namą. Taigi mes turime jau ant kibiro. Na, dar greitai palauksime, kol 2 iškips. Na, 1. Per tą laiką 1 jau pasigaminsime. Pasidėsime kaulus. Nors palaukit, aš biškį pasidėsiu čia. Nereikės, biškį susivalom. Taigi, mes turime šitaip.
Mums reikės vandens, pasisime vandens vieną. Na, skaitykim, pasigaminsim savo portalą. Gal... Čia, sienoje. Taigi, mes prasivalom tokią teritoriją šiek tiek. Ir ką? 1, 2, 3, 4. 4 taip atsiskaičiuojam. Pasidedam va čia vandens. Ir pradedam. Tu vos nekritau. Pripildam čia. Taip. Čia pripildam, čia pripildam. Dabar mes darysim kaip rėmus. Susidengiam va šitaip. Pasiėmam vandenį ir užpilam. Dabar matote, kai vanduo susimaišo su lava, gaunasi toks labai juodas akmuo, obsidian vadinasi, nežinau kaip lietuviškai tai pasakyti. Jisai iškalamas tik tai su deimantiniu kirstuku. Taigi, palaukite, aš ką tik mačiau šunį. Čia yra tokie šunys, tai juos galima su kaulais pagauti. Pamėginsime vieną pagauti. Pažiūrėsim, kokia sėkmė bus. Tu šuniukas, o 2 šuniukai. Gal bent vienas piks, na gerai, ateini čia. Pagavau šuniuką. A, kitą nepagavau. Žiūrėkite, viskas dabar pamokys, kaip šuniukais elgtis. Na, jeigu radote šuniuką, tai matote, man jis aš pirmą kartą pasigauti. Su kaulu spaudžiant dešinę, jisai pasigauna. Matote, jisai mane dabar sekioja. Dabar taip, aš matau, kad jam gyvybių labai mažai. Nes, nors nelabai. Na, nes dabar galime matyti, kiek jam gyvybių palijuodi. Jei labai nusileidus tai mažai, jei pakilus tai daug. Na, dabar yra normaliai, labai netgi normaliai. Taigi, ant šuns konelio paspaudęs dešinį, jisai atsisėda. Ir jisai daugiau mums nebesekioja. Paspaudęs dešinį, jisai vėl atstoja ir vėl sekioja. Taigi, skaitykime, jisai, jeigu mes ką nors, jeigu su juo eitume, mes užpultume. Pavyzdžiui, kaip šitą avį, ne avį, o antį. Ar vištą. Matote, jisai puola. Užmušė, geras šuniukas. Taip. Tik jisai tų creeperių nepuola, nes jisai pats bijo susprogti. Jeigu mane, skaitykim, aš va čia būsiu pasidėjęs ir mane kas nors užpuls, tai jis iš karto atsistoja ir padės man. Matote, jisai nusipurto kailį vėliau. Na tai, čia tu pasėdėk, aš dabar noriu pamokinti, pasigaminti mūsų portalą. Dabar aš dar kai ką parodysiu. Su skysčiais, tai būtų vanduo ir lava, yra toksai dalykėlis. Skaitykime, skystis yra aktyvus ir pasyvus. Taigi, pasyvus blokas tai yra, pavyzdžiui, visa jūra. Skaitykime, aš galiu pasemti tik tais pasyvius, o ne aktyvius blokus. Tai skaitykime va taip. Aš padedu va čia vandenį išpilu ir man čia gaunasi vandens blokas. Tai reiškia, jisai yra pasyvus. Jisai nieko nedaro. O skaitykime, pragriaunam ir jisai gali tekėti. Ir va tas visas, kas va teka, mes jo net pasemti negalime, bet tik va tą pagrindinį, kaip čia pasakyti, tą pradžios tašką, tai jisai va yra pasyvus, o va čia aktyvus, kuris nuteka tik tais, nes mes jo negalim pasemti. Taigi, va supratote, nes kai vanduo susimaišo su aktyviu, su pasyvia lava, tik tada gaunos obsidian. O jeigu, va, pavyzdžiui, lava susimaišys su tuo nutekėjusiu liežuviuku, tada gaunasi grublėtas tas akmuo. Taigi, pradedam toliau. Pasiemam čia per vidurį, taip. Pasidedam toliau šitą. Pasisemiam dar lavos. Aha. Padedam šitaip, kur čia saulė, o jie tautoj leidžiasi. Tada mes paskubėkime. O jie tau, aš pamiršau. Ne. Laukite, čia nekreipkite dėmesio, aš pasidėsiu šitą tik tais. Gerai. Va šitą, kur mes dabar padėjom, reikia užpilti vandenį. Užpėliau. Užpėliau. Biškai apsišviesim greitai. Taigi pasiemam vėl lavos. Vėl padedam.
Ir vėl užpilsime. Na va, dabar turime taip. Dabar palaukite, man reikia pažiūrėti, kokio aukščio mes čia jau turime. Taigi, aš nieko nematau. Taigi, vienas... Ne, tai pažiūrėkime. Čia jeigu nebėra, tai būtų taip. 1, 2, 3, 4, 5. Reikia 5 aukščių. Dar 2 aukštus prilipdysime mes. Pasidedam vandenį. Nu, jėtų. Taigi, aš gal greitai permiegu. Aš greitai noriu spėti per vieną epizodą šitą. Na jo, jo turiu. Taigi, kaip lova gamins. Iš belio kokios spalvos vilnas galima taip suteisti. Taip ir gaunasi lova. Taigi mes paspaudžiam lovą, atsiguliam ir mes permiegam labanakt. Irgi mes vėl staigiai atsikeliame. Zombis atsirado, nesvarbu. Čia mes vėl paspaudžiam gultis. Nes, man atrodo, mes zombiai atsiranda dėl to, kad langas yra. Uždengiam langus. Ak, tu parazitas. Nu, palaukit, nu mane kaip nervina tokie dalykai, žinokit. Na va. Atsikasam anglus. Langus, norėjau pasakyti. Taigi mano O dieve, aš įtrenkiau savo šunį. Na, nesvarbu, ateik čia greičių. Greičių! Jisai mane norėjo ginti, bet neėjo į kambarį. Taigi mes pasiėmame vėl kibirą. Einame greitai statyti. Įpilame vėl čia. Taigi. Ne, ne taigi. Dabar mums reikės vandens. Biškį tai padar. Sėmam mūsų degalus. Ir ką, dabar reikia užpildyti visą stogą. Tuoj, kai aš visą dabar atidengsiu tą visą, kaip čia pasakyti, karkasą, jūs pamatysite, kas turėjo iš viso išeiti. Aha, čia taip neturėjo gautis. Pasidedam vėl vandenį. Ai, nu nesvarbu. Ai, nu jau, kai pasakiau nesvarbu, jau ir turėjau šokti. Na ką, viso. Greitai. Užsipilam. Karkasas. Viso, dabar žiūrėkit, ką mes gavome. Jūs tik pažiūrėkit šitą meno kūrinį. Jūs tik pažiūrėkite. Mums daugiau nieko negali padaryti. Taigi, matote? Va, jums reikia gauti va tokio dydžio skylę. Aplinkui va tokį taip padarytą. Taigi, mes nueiname čia. Taigi, mums reikia titnago. Titnagas gaunamas iš žvyro. Mes iškasam šiek tiek žvyro, va taip žvyras atrodo, mes kasdami žvyrą galime rasti titnago. Va, ką tik gau titnago vieną. Taigi, toj parodysiu, ką su juo mes galėsim padaryti. Su titnagu galima daryti degtukus ir strėles, bet mums reikia degtukų. Ir reikia vieną geležies. Taigi, pasiemam taip ir taip. Ne taip. Va taip. Va, degtukas. Ir ką? Kitas epizodas, kaip mes keliausim į pragarą. Taigi, pakomentuokite, vertinkite, dalinkitės, prenumeruokite. Ir aš sakau viso gero. Ir mes jau turime pasiruošę portalą į pragarą. Taigi, viso gero.